Sveiki visi, su jumis šiandien vėl laida Finansų akademija ir aš laidos vedėja Šarūnė Petrošiūtė. Šiandien dar viena išskirtinė ir be galo įdomi tema, tai apie pinigus ir pokalbius su vaikais, būtent kaip komunikuoti, kaip pradėti tai daryti ir kaip užtikrinti, jog mūsų vaikai užaugtų finansiškai laisvi. Šiandien laidoje išskirtinė pašnekovė, tai Lina Banytė-Surplienė, kuri yra įkūrusi savo Free Raising Kids bendruomenę ir taip pat yra nuostabios knygos apie pinigus su vaikais autorė. Tai turėsim jums ir dovanų šiandien nuo pačios autorės, bet apie tai šiek tiek vėliau. Na, o aš džiaugiuosi jūs matydama čia. Ačiū, kad atvykot. Ačiū, kad pakvietėt, sveiki. Tai nuo tų pradžių ir pradėkim, kaip sakant, kada jau galima pradėti su vaikais kalbėti apie tuos pinigus? Aš sakau, yra dvi pagrindinės taisyklės. Tai pirma taisyklė yra, kad kuo anksčiau pradėsim, to geriau. Bet antra taisyklė, čia tiems, kurie nepradėjo anksti ir galbūt augina jau paauglius, kad pradėti niekada nevėlu. Tol, kol vaikai gyvena su mumis, mes iš tiesų galim labai didelį įtaką jiems padaryti. O tas kuo anksčiau, to geriau, tai aš sakyčiau, jau nuo 3 metų su vaiku galima apie tai kalbėti. Tėvai sako, kad jie net skaičiuoti nemoka, taip, bet mes einam su jais į parduotuvę. Jie matom, kad mes perkam kažką, ar ne? Ir jau galima jiems aiškinti, kad paimam daiktą, nueinam prie kasos, reikia už jį sumokėti ir jie mato, kad yra kažkokie pinigai. Tai nebūtinai netgi gali būti tie grynieji pinigai. Net ir kortelė, jeigu jie mato, kad mes kortelę atsiskaitom, vis tiek jau galim pasakyti, kad mes turim kažką prie kasos padaryti, kad galėtumėm tą daiktą pasimti. Nu, kad nėra taip, kad ateinu, susirenku, ką noriu ir išeinu. O kaip jiem paaiškinti, kad čia yra pinigai ir už juos mes perkam? Čia jeigu apie korteles kalbat, ar ne? Tai jeigu atsiskaitom kortelėmis, aš visą laiką sakau, kad vaikams lengviausia paaiškinti, kad kortelė yra kaip piniginė, tik tai ta piniginė, jinai yra, ne kortelėje, nes vaikai mato, kad į tą kortelę pinigai netelpa, bet kažkur kitur. Tiesiog kortelė yra susieta su piniginė kitoje vietoje. Tai čia galima pakalbėti ir apie banką, nes realiai ta piniginė yra bankė. Tai kas tas bankas, vaikai gal irgi ne visi supranta, jeigu nėra jame buvę, tai yra proga nueiti į banką kartu ir parodyti, kaip tie bankai veikia. Tarp kitko, jeigu vaikams labai patinka Haris Poteris, aš sakau, kad pirmoji daly Hario Poterio yra tas bankas, į kurį eina Haris Poteris pasimti ten savo tų reikalų. Tai netgi galima filmą pažiūrėti ir parodyti, kaip tie bankai atrodo. Na, aišku, jis ten toks labai jau sumistintas, bet vaikams ir patinka tie mistiniai dalykai. Ir turbūt dar labiau sudomina, smalsumą sužadina. Taip, būtent, nes mūsų kaip tėvų tikslas ir yra pagrindinis parodyti, kad tie pinigai nėra nei labai kažkas nuobodaus, nei baisaus. Tai yra tiesiog kažkoks toks kaip žaidimo elementas, kurio taisyklės mes turime išmokti. O kaip yra su pinigų pačia verte? Nes mažam organizmui, mažam žmogeliui yra sudėtinga suvokti, ką aš galiu už kiek nupirkti. Tai čia iš tiesų yra turbūt vienas pagrindinių šiuolaikinių tėvų, toks nuogąstavimas, kad vaikai nesupranta pinigų vertės, šiuolaikiniai vaikai. Ir kodėl taip yra? Taip yra todėl, kad mes, kai jau gyvename pakankamai gerai, tėvai gyvena pakankamai gerai, mes patys jiems viską perkame. Ir ten tą yra, tik jau užsimano, iškart nuperkam, kartais netgi būna vaikai nespėja užsimanyti, mes jau jiems nuperkam, ta prasme mes jau pagalvojam, ko jie galėtų užsimanyti. Aš tiesą sakant ir pati su savo vaikais tų klaidų esu padarius, nes ypač kaip pirmas vaikas, tai nori jam visko ten, kiek įmanoma. Kiek įmanoma, jo. Tai realiai net pati sugalvoju, dabar jau jam reikia išmokti slidinėti, ten, nežinau, 4 metai gal vaikai. Dabar jau jam plaukti reikia išmokti, dabar dviratį jam reikia nupirkti. Tai ta prasme, vaikai net nepagalvoja, kad gal aš noriu kažko, o jau aš jam nuperku, ne? Tai yra iš tiesų viena pagrindinių klaidų. Ir tada tėvai išgirsta, kad gal reikia duoti kišenpinigius vaikui, ne? Ir tada pradeda duoti kišenpinigius tiesiog kaip pinigus. Aš tau viską nuperku nuo A iki Z, tau nieko nereikia, nieko netrūksta, maistai, pramogos, ten daiktai, ko tik tau reikia. Visko aprūpinu, bet dar duodu kišenpinigių. Ir tada vaikai galvoja, tai čia pinigai, kurie tiesiog lyja iš dangaus, nes tėvai man duoda. Ir tada visiškai nejaučia tos vertės. Ir tada tėvai sako, bet jis atėjo ir 100 eurų tiesiog išleido kažkur. Nu taip, nes jam 100 eurų, tai mama davė, gal ir ten mačiutė davė, ir senelis davė, ar ne?
ir nepaaiškino, už kam davė, ar ne? O jam tokių poreikių tai net ir nėra, nes, kaip sakiau, tėvai vis tiek. Taip. Ir čia darydami šitą klaidą, mes niekaip neišmoksim vaikų pinigų vertės. Tai atsakant į klausimą, kaip tą vertę parodyti, tai duoti ribotą pinigų sumą ir kartu perleisti atsakomybę už tą pinigų sumą. Taip sakant, labai aiškiai iškomunikuoti vaikui, kad dabar aš tau nebepirksiu žurnaliukų, žaisliukų ten ar saldainių kokiu nors, dabar tu pats pirksi už tos pinigus, kuriuos aš tau duodu, tuos daiktus. Ir tada vaikas supranta, kad, jeigu yra 5 eurai ir aš nuėjau nusipirkau žurnalą ir dar nusipirkau ten kokį nors saldumyną, tie 5 eurai baigėsi. Ir jeigu aš dar noriu žurnalo ar saldumyno, tai nebeturiu. Ir tada jie pradeda suprasti tą pinigų vertę. Tai čia mano pavyzdžiai, aišku, tai tokie mažiem vaikučiam, ar ne? Ten tie žurnaliukai ir saldumynai. Bet po to, vaikai auga, tai atitinkamai ir tos atsakomybės turėtų didėti. Tai daugiau pinigų duodam, bet jie tada gali jau ir nusipirkti drabužius, batus galų gale, ar ne, ten už būrelius susimokėti. Taip. Tai tiesiog tai per laiką, ar ne, vis daugiau supranta, kiek kas kainuoja. O tai kokio amžiaus vaikui jau reikėtų pradėti svarstyti apie tų kišenpinigių davimą? Tokia turbūt pati pagrindinė taisyklė yra, kad vaikas jau mokėtų skaičiuoti. Tai dažniausiai aš sakau, kad 7 metų vaikas, kai pradeda eiti 1 klasę, jau yra visai geras toksai laikas pradėti duoti jam kišenpinigius. Tai aišku nėra akmenį įrašyta, galbūt kiti vaikai yra gabesni, tai gal galima ir nuo 6 pradėti, kitiem kaip tik gal visai tie pinigai neįdomus, tai galbūt nuo 8, bet maždaug 7 metai yra tas laikas, kai tikrai galima pradėti galvoti apie kišenpinigius. Ir po to didinti jau vėliau su poreikiais. Taip, čia labai gerai, bet nes kitas klausimas būna, tai kiek duoti tų kišenpinigių. Tai vat būtent ir gal kaip dažnai dar duoti, ar mėnesiai, ar savaitai, vat tokių praktinių nuotis. Tai apie sumą pinigų, tai tikrai nėra tokio paprasto atsakymo, nes labai priklauso nuo tų atsakomybių, kurias perleidžiame. Tai jeigu mes dabar viską nuperkam vaikui, būna, tarkim, leidžia kokį nors, kad ir privačią mokyklą, kartais tėvai ar ne, tai toj privačio mokykloje viską ten duoda, ir maistą duoda, ir ten, žodžiu, už viską sumokėta, tai tada aš sakau, tai gal ir nereikia tų kišenpinigių, nes jokios atsakomybės neperleidžiam. Bet jeigu vaikas eina į mokyklą ir jis, tarkim, turi nusipirkti valgyti pietus, ar ne, tada gal po pietų dar tam būrelį kokie nors jis eina, gal ten kokią bandelę dar turi nusipirkti, ar ne, tai jau atitinkamai mes jam duodam pinigų, paskaičiuojam, kiek jam maždaug reikia per savaitę tų pinigų ir tiek duodam. Dabar kaip dažnai, tai kai pradedam, galim duoti ir kas dieną, tada ilginam tos laikotarpius kas savaitę, po to jau galim pereiti ir prie 1 mėnesio, bet pagrindinė taisyklė yra, kad kuo mažesnis vaikas, tuo trumpesnis periodas. Kodėl? Todėl, kad sunku planuoti, ar ne? Tai mes ir patys, gal ir jūs turit kokią nors istoriją iš savo gyvenimo, ar ne, jeigu neturėjom patirties vaikystėje ir paauglystėje su pinigais, tai kai išeinam tą savarankišką gyvenimą, ten studento laikus, tiesiog suprantam, kad paskutinė savaitė gali būti komplikuota. Sunkesnė, būtent. Nes, gauni mėnesį ir ten kažkokiu būdu, jeigu nemoki gerai planuoti, tai jau tą paskutinę savaitę nebeturi, o gal ir 2 savaitės nebeturi, ar ne? Priklauso nuo to, kaip gerai planuoji. Tai, vaikams tiesiog reikėtų padėti susidėlioti iš pradžių, kad ir dienai ar ne, keliom dienom, po to savaitai. Nors man pats patogiausias iki šiol veikiantis vaikams principas yra kas savaitę. Aš, tarp kitko, pati turiu 3 vaikus, vienas yra 5, kitas 10 ir 13, tai tokie labai skirtingo amžiaus, vienas jau paauglys, tikrai turi daug visokių, kitas ką tik pradinę baigė, kitas toks priešmokyklinukas. Tai visiems dar vis duodu kas savaitę, nes, manau, vaikams toks pats lengviausiai suvokiamas periodas. Ir kaip jiems sekasi? Mano vaikam? Įvairiai. Įdomu, nes jūs turbūt per juos daugiausiai ir išmokstat. Taip, aš iš tiesų ir savo knygoje tai tikrai labai daug dalinuosi iš mūsų šeimos gyvenimo, nes tai yra tai, ką aš pati patyriau, nes pačios teorijos tai labai daug galima kur gauti, ar ne, ir internete priskaityti, ir ten šiaip knygų kažkokių, bet po to, kai pradedi taikyti, tai nebūtinai vyksta taip, kaip parašyta knygose, nes, vaikai turi savo niuansų irgi visokių, ar ne, ir patys vaikai galų gale skirtingi. Taip. Tai
Tai aš galiu pasakyti, kad maniškiai tai iš tiesų labai skirtingi vaikai. Didysis tai jis toks labai taupus, tai jisai tiesiog gauna tos kišenpinigus, jisai taupo, tada nusperka kokį didelį daiktą. Vidurinėlė tokia labiau mėgsta išlaidauti, tai vėlgi su jie gal į kitus dalykus akcentuoju, kai kalbam, kad svarbu yra ir taupyti. Na, mažasis tai dar tam etape, kur bando suprasti, vat, ką reiškia mainai, ar ne, kad nueinu į parduotuvę, kažką duodu, kažką gaunu, nes na, dar jis tai tų pinigų taip gerai nesuvokia. Skaičių pačių turiu mintį, skaičiuoti dar labai gerai nemoka. Aš dabar kaip tik prisiminiau dar vieną istoriją, irgi pažįstami pasakoju, sako, atėjom parduotuvę su vaiku ir pamatė ten gėrimą ir sako, vat, ar gali man tėti nupirkti. Nu, taigi turiu, sako, savo pinigų nusipirk pats. Ai ne, man per brangu, aš tada nenoriu. Taip, tai vat, kai mes pradedam duoti pinigų ir sakom, kad už tos pinigus tu pats nusipirk gėrimą, tai va čia irgi tėvai tikrai labai dažnai džiaugiasi, ta jūsų istorija tikrai, na, pakankamai dažna ir patys tėvai džiaugiasi, nes vaikai supranta, kad už savo pinigus, kurie turi kažkokią vertę, nu, ne taip labai tas daiktas Tėvų reikalingas. pinigus leisti lengviau. Tikrai taip. Negu savo. O jeigu daugiau žiūrint iš tos pusės, namuose yra darbai, kurie yra privalomi, namų ūkio kažkokie, bet už ką galima būtų papildomai mokėti vaikui, kad jis jau pajustų, ką reiškia ir uždirbti pinigus, ne tik tai lyja iš tėvų piniginės. Aš labai skatinu vaikus nuo pat mažų dienų mokyti uždirbti, nes apskritai kalbėdami apie pinigus mes kažkodėl pradedam nuo taupimo, o ne nuo uždirbimo, nors turbūt visi suprantam, kad taupyti galime tik tokiu atveju, jeigu uždirbame. Jeigu turime. Taip, jeigu turime ką taupyti, taip. Tai net ir savo knygoje, mano pirmasis skyrius yra apie uždirbimą, po to ten apie taupimą, investavimą ir kitus dalykus. Tai taip, tikrai turim skatinti vaikus uždirbti, ar dabar turim skatinti atliekant būties darbus, tai ne, nes vėlgi aš tikrai tikiu tuo, kad mes darom būties darbus ne dėl to, kad mes patys darom jos nemokamai, tai yra toksai šeimos reikalas bendras, kur tiesiog turim padaryti tos darbus ir jeigu pradėsim už viską mokėti, galima ateiti iki to, kad vaikas sako, man nereikia tavo pinigų, bet aš ir darbo nedarysiu, bet mes kaip tėvai tai norim, kad jis darbą padarytų, o ne pinigų sutaupyti patys, ar ne, geriau aš tau nemokėsiu, pats padarysiu darbą, turbūt netoks tikslas yra, ne? Yra tikslas, kad tiesiog vaikas padarytų darbą. Arba dar sakau, dar blogiau būtų, jeigu galų gale vaikas ateitų ir sakytų, mama, aš tau sumokėsiu, tu padaryk už mane darbą. Tai turbūt į šitą situaciją ne vienas iš mūsų nenorim papulti. Tai už tuos tokius paprastus būties darbus, tokius kaip, nežinau, indaplovė, skalbyklė, lovos pasiklojimas ar kiti dalykai, kuriuos darom kasdien, tikrai nerekomenduoju mokėti. Už ką galim mokėti, tai už tai, už ką mes mokam kitiems. Nes priklauso tikrai nuo šeimos. Galbūt jūs turit, tarkim, namą ir ten reikia žolę nupjauti, jūs pats nepjaunat, gal kažką samdot. Na ir mokat ten, nežinau, 10 eurų sumokat. Iš tiesų kainų nežinau, nes pati už tai nemoku, bet na, tarkim. Tai jūs galite susitarti su vaiku, gerai, va, žiūrėk, aš dabar ne tam žmogui mokėsiu, bet tau mokėsiu, jeigu tu nupjausi žolę. Ten kitos šeimos moka už, tarkim, langų nuvalymą, ar ne atskirai pasisamdo žmonės, dar kažką. Nežinau, mašinos nuplovimą, gal važiuojam į tą degalinę, sumokam, kad mums ten nuplautų, tai jeigu vaikas nuplautų, tai irgi galim jam sumokėti. Tik čia pagrindinis dalykas yra, kad turim būtinai mokėti rinkos kainą, nes dažnai tėvai tada sako, na, oi, vargšas vaikas tiek stengiasi tą mašiną plauti, tai jeigu man degaliniai nuplauna už 15 eurų, tai aš vaikus mokėsiu ten 30. Tai yra didelė klaida, nes tada vaikas vėlgi nesupranta pinigų vertės, nes jam atrodo, kad aš čia kažką pamakalos ir gausiu 30 eurų. Taip. O kitas dalykas yra ta kokybė išsireikalauti. Tai yra, kad nebūtų taip pat būtent, kad pamakalavau, nes jau degaliniai normaliai nuplauna tą mašiną, ar ne? Tai būtų gerai, kad ir vaikas normaliai nuplautų. Tai va, tai už tuos galima mokėti. Netgi rekomenduočiau. O kaip po to jau, kai uždirba vaikai tų savo pinigų, kaip suformuoti patį kaupimo įprotį, vat ką irgi labai dažnai pastebiu ir klientų atvejais ir artimoje aplinkoje, na, pavyzdžiui, per gimtadienį gavo ten vaikai pinigais dovanų ar uždirbo vėlgi. Ir tie pinigai dažnu atveju yra iššvaistomi, nu, arba kažkoks didesnis pirkinys. Kai didesnis pirkinys, kaip ir irgi suprantama, bet kito atveju, kokį pokalbį vesti su vaiku, jog suvoktų tą patį kaupimo principą ir kam tai yra reikalinga jam ilguoju laikotarpiu gyvenime. Tai mano
čia keli tokie momentai. Vienas dalykas, jeigu kalbam apie gimtadienius, tai iš tiesų šiais laikais, kadangi labai daug jau mes visko turim ir vaikai daug visko turim, tai tikrai dažnai prašo atneškit pinigų, ar ne, o jeigu neša ir nemažai tų svečių prisikvieti, tai tikrai gali nemažą sumą sunešti. Tai aš visą laiką sakau, kad jeigu jūs sutarėt su vaiku, kad prašom iš svečių pinigų, tai iš karto sutarkit ir ką jisai su tais pinigais darys. Negalima palikti taip, kad, suneš ir tada tu kažką ten darysi, nes tada tikrai didelė tai iššvaistymo tikimybė, o sutarti galima, pavyzdžiui, pusę atsidedi taupimui, o kitą pusę gali leisti kaip tu nori. Ir tokiu būdu mes jau jam dėgiam tą įprotį, kad vis dėlto kiekvieną kartą gavęs nemažą pinigų sumą, tu turėtum dalį atidėti. Bendrai iš tos sisteminės pusės žiūrint, tai mes nuo pat mažų dienų turėtume mokyti vaiką skirstyti pinigus. Tai netgi kai duodam kišenėm pinigus, tarkim, duodam ten sutariam kokie 6 eurai per savaitę, tai iš karto ir sakyti, iš tų 6 eurų 3 eurai keliauja taupimui, 3 eurai leidimui, kur tu ten nori, kitaip sakant, tom atsakomybėm, kurias perleidau tau. Tai dabar kaip tą daryti, tai galima, aišku, fiziškai, jeigu grinaisiais duodam ar ne, tai 2, tarkim, taupyklės turėti, bet šiais laikais, kadangi ir vaikai su tom kortelėm vaikšto ar ne, tai galima 2 banko sąskaitas atsidaryti, 2 korteles turėti ir vėlgi tada į vieną pervedi taupimui, į kitą leidimui ir vaikas tada labai tiksliai žino, kad iš tos kortelės aš neleidžiu, o va čia galiu leisti. Tai čia tokie man labiausiai pasiteisinę dalykai, nes kiekvieną kartą, kai mes bandom vaiką, tarkim, vaikas išleidžia pinigus ne ten, kur mes norėtum, ar ne? Mums nepatinka, kai jis leidžia. Taip, mūsų lūkesčiai yra kitokie. Tai tada labai norisi pamokslauti tėvam, ar ne? Ir tai yra turbūt pats neefektyviausias būdas pasiekti rezultatą. Ir aš sakyčiau, kad tokiu atveju tada jau geriau vaikui leisti klysti ir apskritai suprasti, kad vaikas, kaip ir mes, šiaip nėra robotas, ar ne? Tai net jeigu mes sutarėm, kad gerai ten atsidėk kažkiek, ar ne, ten visą kitą, kartais jis gali padaryti kvailus sprendimus ir išleisti pinigus kažkur visai ne ten ir per daug jų ir neadekvačiai ir gal net nesuprasti, kiek tai yra. Bet jisai turi suprasti, kad jis išleidęs tam, nebeturės pinigų kažkam kitam. Ir tai yra irgi gyvenimo pamoka, kuo greičiau jisai tą patirs, to bus geriau, nes jeigu jisai pradės šitą pamoką išmokti, kai jam bus 20, tai jau ir pinigai bus didesni, ir pasiekmes sunkesnės, tai geriau, tegul kai jam 10, tegul leidžia ten tas pinigus savo 10 ar 20 eurų ne ten, kur mes norim, bet po to gerai pasišnekėti apie tai, kad ką išmokai, galbūt kaip kitą kartą leistum kitaip ir panašiai. O kaip yra su akademiniu skatinimu? Man, pavyzdžiui, tėvai už sėkmingus mokslus taip kartas nuo karto paskatindavo finansiškai. Kiek tai yra vertinga ir naudinga? Man tuo metu tai atrodė, kad aš visada turėjau suvokimą, jog mokslai yra reikalingi man ir aš mokausi dėl savęs, bet tas piniginė išraiška, dar paskatinimas man veikdavo. Nežinau, ar tai tikrai turėjo įtakos ten tiems 10-ukams, 9-ukams, bet vis tiek papildomi pinigai. Vėlgi, man atrodo, kad iš to, ką jūs pasakot, aišku, nežinau, nebuvau jūsų vaikystėje, bet gali būti, kad jūs tiesiog būdavo smagu, kad tai, kad jūs norėjot gerai mokytis, gavot 9-uką, 10-uką ir dar gavot kažkokį papildomą tokį paskatimą, čia kaip dovana, kažką gero nuveikiau, gavau dovaną, ne? Tai tas tikrai veikia. Dabar apskritai, ką sako moksliniai tyrimai sako, kad mokytis vaikai turėtų iš tos vidinės motyvacijos, tai yra ne iš išorinės. Ir jeigu vaikai nesupranta to, kad svarbu yra mokytis, kad svarbu yra įdėti pastangų tam, kad tai padės gyvenime galų gale ateityje, tai vien tik tai pinigais mes nepasieksim rezultato. Taip sakant, mes galim pasiekti rezultatą, bet jis bus trumpalaikis, tol kol mes mokėsim, jisai gali dėl tų pinigų labiau stengtis, bet tik tai baigsim mokėti, vėl nuvažiuosite pažymiai žemyn. Tai mano patarimas yra, aš nesu labai kategoriškai prieš, bet aš sakau, kad jeigu jau tikrai yra problema, tai yra, vaikas tikrai blogai mokosi, ir mes išbandėm visus būdus ir skatinom ten ir raginom ir ten visą kitą ir vis tiek nepasitaiso, galima taikyti šitą metodą trumpą laiką, bet tuo pačiu metu dirbant su vidinė motyvacija. Ką aš turiu omeny dirbant su vidinė motyvacija, tai yra kalbant reguliariai, dažnai, kiekvieną dieną, kodėl tai yra svarbu, per pavyzdžius, kaip mums padėjo galbūt ar ne mokslai, ar kaip kažkam nepadėjo tie mokslai, jeigu nesimokė ar ne, ir panašiai. Ir tada šitą suderinus, po kurio laiko, trumpalaikis, aš turiu omeny, kokius 2, 3, 4 mėnesius galima tą padaryti, bet ilgalaikiai perspektyvoje vienareikšmiškai ne.
nes tada mes iškreipsim tą vaiko suvokimą, kam jisai mokosi. Kad mokosi ne tėvam ir ne pinigam, o tam, kad jam reikės tų žinių po to ateityje. Na ir tai savaime mokslas, tai yra vaiko darbo vieta. Taip, tikrai taip. Kaip tėvai eina į darbą, taip vaikai eina į mokyklą. Tai čia yra vienas iš tų pavyzdžių, kaip mes galim paskatinti vaiką mokytis, ar ne? Nu, kad, žiūrėkit, mes irgi, nors atrodo, kad jau nebesimokom, bet realiai, vis tiek, ne? Taip. Darom kažką kiekvieną dieną ir vat, kaip jūs labai gerai tą paralelį išvedėt, tai jo darbas yra eiti į mokyklą ir mokytis. O kaip su ekonominė žala? Būna vaikams tikrai ir kamuolys netem pataiko, ar dar kažkokiu prisigalvoja išdaigų, kur realiai suniokojamas kito žmogaus turtas. Iš kieno kišenės turėtų keliauti pinigai? Iš vaiko ar iš tėvų? Kas turi prisimti tą ekonominę? Aš sakyčiau, kad labai priklauso nuo susitarimo ir aš vėl grįšiu prie to paties, kad tarp kitko, dabar ruduo ar ne atėjo, tai iš principo geriausia kiekvienų mokslo metų pradžioj susitarti, už ką mes duodam kišenpinigius. Ir vienas dalykų, kurį aš visada patariu tėvam daryti, tai yra sutarti su vaiku, kad už pamestus daiktus jisai pats atsako. Tai čia ne už gal sugadinimą, bet tarkim, nuperkam naują kuprinę, jis ją pameta, ar ne? Arba ten, nežinau, penalą, kuprinės gal rečiau pameta, bet ten kokį penalą, ar ten pieštuką, ar parkerį sulaužo, ar dar kažką, mes galim sutarti, kad tu turėsi nupirkti naują už savo pinigus, ar ne? Tada vaikas žino, jis vėlgi tada labiau vertina tos daiktus ir pinigų vertę taip pat geriau supranta. Tai jeigu vaikas ypač išdykęs yra ir nuolat išdaužo langus, ar ten, nežinau, kažką padaro, tai galim sutarti, tai irgi tokia kaip drausminančioji priemonė, kad jeigu tai bus, tai jam reikės padengti iš savo pinigų. Vėlgi, apie langų daužymą, tai turbūt reikėtų suprasti ir tai, kad jie daug kainuoja. Tai vaikui greičiausiai mes tiek kišenpinigių neduodam, kad jis galėtų tą tokį didelį dalyką padengti. Tai bendrai paėmus, aš manau, kad labai naudinga yra perduoti kažkokią atsakomybę už sulaužytus daiktus, bet aišku, reikėtų sveikai žiūrėti tą situaciją, kad nes šiaip tikrai vaikai neatsako už kažkokius nelaimingus atsitikimus, ten ėjau, ten kažką netyčia sudaužiau, tai visiems pasitaiko ir tai tikrai yra tėvų atsakomybė padengti tas išlaidas. Bet jeigu yra tyčinis? Bet jeigu yra tyčinis ir, sakau, pasikartojantis kažkoks ar ne, tai ir jeigu tai yra elgesys, kurį mes norime pakeisti, taip, tada tikrai galim pagalvoti apie pinigus kaip vieną iš priemonių. Tai kokių dar daugiau tokių praktinių patarimų tėvams, kaip komunikuoti su vaikais ir praktikoje pritaikyti, nes viena yra kalbėti, bet per kokius dar būdus gali parodyti vaikui ir tą pačią vertę, ir tą patį planavimą pinigų, kad jau po to po 12 klasės nebebūtų antrą ar ten trečią savaitę tuščia piniginė. Šiaip yra labai daug įvairių žaidimų ir užduočių. Vaikai turbūt geriausiai mokosi per žaidimus ir užduotis, nes jeigu tiesiog atsisėdam ir kalbam kažką, tai retas, kuris vaikas pasiema iš to daug. Sakau, vaikai mėgsta tada akis pradėti vartyti, gerai, čia mama, tėti, gal jau baig. O tos užduotis, pavyzdžiui, parduotuvė, tarp kitko, yra viena iš vietų, kur tikrai galima daug prigalvoti visokių dalykų, bet porą pateiksiu gal pavyzdžių. Tai vienas yra, tarkim, nueinam parduotuvę, sakom, surask 3 prekes už 1 centą. Tai aš kai sakau 3 prekes už 1 centą, visi sako, nėra tokių prekių parduotuvėje. Bet, pavyzdžiui, mano vaikai sugebėjo rasti, kad sveriamas saldainis vienas, jis realiai kainuoja ten 1 centą, ar ne? Koks nors paprastas čiulpinukas. Tai, bet, jeigu neranda, tas kai už 3 centus paieškok 3 prekių, ten už 5 centus, už 9 centus, ar ten už 10, ar ne, tai po truputį didini, kol jie galų gale supranta, kad iš tiesų, už labai mažos pinigų sumas nerasi, tai jie supranta ir tas kainas, galų gale supranta, kur pasižiūrėti, kiek kas kainuoja, ir tokiu būdu mokosi. Kitas pavyzdys, kurį mes irgi šeimoje gana dažnai taikom, tai yra grįžti iš parduotuvės, pasiemi čekį ir sakai, ras man brangiausią prekę, pigiausią prekę, ten brangiausia iš maisto, pigiausia iš ne maisto, ar ne, tai vėlgi jie tokiu būdu geriau supranta kainas ir pinigų vertę. Parduotuvėje dar galima, pavyzdžiui, paprašyti paskaičiuoti kainą už litrą kokių nors ten sulčių, ar ten vandens, ar pieno, nes vėlgi, jeigu mes ten pakelį žiūrim, tai vienaip atrodo, bet ten to mažytėm raidytėm šalia būna parašyta dažniausiai per vienetą, kiek kainuoja kažkas, ar ne? Tai tokių tikrai yra užduočių, kur vaikam ir patinka ir jie galų gale visai nemažai išmoksta dalykų.
Tai ačiū, Lina, kad pasidalinot savo patirtimi ir, kaip jau minėjau, turime dovanų nuostabių, tai tikrai prašau visų ir kreipiuosi į jūs, kurie norit laimėti ir norit edukuoti save, siųskite mums savo istorijas, kaip jūs kalbate su vaikais apie pinigus, kokius metodus, praktikas naudojat. Ir mes keletui žmonių padovanosim nuostabes knygas ir diskusijų korteles, kurios ir toliau skatins šiuos įpročius taikyti. Tai ačiū už patirtį, ačiū už dovanas ir pasidalinimus. Ačiū Jums.